Sveikučiai! Šiandien mano kamade ne visai standartinis troškinys, darau jį iš jaučio uodegos. Bus skanu. Eilinį kartą eidamas į parduotuvę užtikau tiesiog nestandartinį tokį gabalą mėsos ir tai yra galvijų uodegos. Labai skani mėsa, dėl to, kad karvė visą laiką tą uodegą mojuoja ir kuo daugiau raumuo dirba, tuo yra daugiau skonio. Taip pat jinai turi daug kremzlių, daug jungiamojo audinio, tai skonis yra labai ypatingas, tik tai mėsos ten nėra labai daug. Tokio formato uodegą pirmą kartą nusipirkau, kad būtų visa nesupjaustyta ir čia tiesiog yra gabalas stuburo, tai problema yra tai, kad jį praktiškai labai sunku perpjauti. Tai tam tikrų momentų praradau tiesiog viltį ir nutariau, kad prieskoniuosiu visą mėsos gabalą. O prieskoniavimui naudoju druską, juodus pipirus, taip pat česnakus granuliuotus, toliau paprika raudonoji, saldžioji, taip pat kajeno truputį pipirų, truputį rozmarinų ir truputį čiobrelių. Aš tokius ar panašius prieskonius naudoju praktiškai visiems troškiniams, ypač jautienai, ir tikrai labai geras skonis, ypač raudonoji paprika suteikia papildomai tokio subtilaus skonio. Tai galima aišku dėti ir žalias paprikas, bet šiuo atveju dedu tiesiog vien sausus prieskonius. Ir dedu jų ganėtinai daug. Na, bet man tas stuburo gabalas nedavė ramybės, tai tiesiog pasėmiau pjūkliuką metalui ir vis tiek perpjovau tą kaulą. Šįkart maistą gaminsiu kazane, tai kepsninės temperatūra nėra tokia svarbi, maždaug apie 150 laipsnių Celsijaus. Na ir koks troškinys be daržovių, tai kol šyla kepsninė, pasiruošiu tiesiog morkas, svogūnus, česnakus, taip pat šiek tiek įdėsiu aštrių pipirų, salierų ir porų. Ir kad būtų skysčio, naudosiu tiesiog daržovių sultinį, taip pat apkepimui daržovių truputį aliejaus ir dar prieskonių. Kai anglis įsidega, dedu sistemą, iš karto dedu ir tą kryžmę, ant kurios bus dedamas kazanas, bet pirma apkepsiu mėsą ant grotelių, kad jinai šiek tiek pasirūkintų ir įgautų geresnį skonį. Ir rūkinimui mėsos dedu dar papildomai medienos kaladėlę, tai šį kartą naudoju tiesiog alksnio medieną. Ir toliau tiesiog ant grotelių, nenaudodamas jokio deflektoriaus, dedu mėsos tuos gabalus ir juos šiek tiek parūkinu ir pakepu. Tai tikslas nėra pilnai iškepti tą mėsą, reikia tiesiog, kad jinai įgautų dūmo kvapą ir skonį ir taip pat truputį apskrustų. O labai aukštos temperatūros tam nereikia, užtenka apie 150. Kadangi šį kartą mėsa turėjo nemažai riebalo, tai tie riebalai lydosi, krenta į anglis ir šiek tiek rūksta daugiau negu norėtųsi, tai labai ilgai neapkepinėjau, maždaug kokį pusvalandį, gal 40 minučių. O toliau jau ruošiu kepsninę troškinio gaminimui, tai tiesiog viską nuimu groteles ir dedu ketaus kazaną. Tai yra pakankamai didelis metalo gabalas, dėl to jam įkaisti reikia papildomai laiko, bet nerekomenduočiau atidaryti visų angų iš karto ir kaitinti maksimaliai, nors trumpam galima tą padaryti. Dar svarbu yra pažiūrėti, ar tikrai užtenka anglių ir jeigu reikia jų pridėti. Pirmiausia, apkepsiu svogūnus, taip pat salierus ir tam reikia gana aukštos temperatūros. Tai temperatūra turėtų būti apie 200, geriausia 250 net laipsnių, kad tas riebalas pakankamai įkaistų ir gautųsi toksai neblogas apkepimas. Susvilinti tų kopūstų arba kitų daržovių nereikėtų. Užtenka, kad jos tiesiog pasitroškina truputį ir suminkštėja ir kartu tik tai pradeda dar ruduoti. Beje, atkreipiu dėmesį, kad kamadas toliau labai smarkiai kaista, jeigu jį naudojate atidarę dangtį. Tai ką aš pirmiausia padarau atidarydamas kamadą, tai uždarau apačią, tik paskui reikia nepamiršti ją vėl atidaryti, kai pabaigėt kažką maišyti ar kažką kepti tokiu atviru būdu. Tai nors mano kepsninės temperatūra šiek tiek ir pabėgo, bet dabar dėsiu daug šaltų gana ingredientų, tai visų pirma skystis ir galima naudoti arba tiesiog sultinį, kuris būna jau iš karto paruoštas, arba nusipirkti geros kokybės kubelių ir iš jų pasidaryti sultinį. Dedu tiesiog mėsą tada ant tų svogūnų ir daržovių, pridedu česnakų, taip pat lauro lapų, kvapiųjų pipirų, galima dėti prieskonius, kurie jums patinka. O skysčio reikėtų įpilti tiek, kad vos apsemtų tas daržovės ir mėsą, bet nebūtinai pilnai. Kadangi indas didelis ir platus, tai man šią kartą šiek tiek teko pripilti papildomai dar sultinio, o toliau dedu daržovės kitas, bet ne visas iš karto. Bulves ir morkas dėsiu šiek tiek vėliau, kad visiškai nesuvirtų.
Dar troškinį galima pagardinti trupučiu Worcesterio padažo ir kažkokio kito, jeigu jums patinka. Na ir taip tą troškinį dar patroškinu kokią 30-40 minučių. Ir tada reikia žiūrėti, kad tas virimas nebūtų labai intensyvus, nes kuo intensyviau verda skystis, tuo daugiau jo išgaruoja ir reikės padėti papildomai. O toliau dedu morkas ir po to bulves, kurios kartu troškinsis su mėsa ir visais kitais ingredientais. Ir man šitam troškinį turbūt skaniausias dalykas yra būtent bulvės ir morkos. Jos tiesiog prisigeria to nuostabaus mėsos skonio ir yra labai skanios. Viso troškinimo metu stengiuosi palaikyti temperatūrą apie 150 laipsnių, bet tai priklauso ir nuo jūsų kepstinės ir nuo turimo indo, tai tiesiog reikia žiūrėti, kaip intensyviai verda tas skystis. Nuo troškinimo pradžios jau praėjus keletai valandų galima tiesiog patikrinti, ar ta mėsa jau išsitroškino. Jinai turi tokia būti labai minkšta, praktiškai kristi nuo kaulų. O jeigu trūksta skysčio, tai galima jo įpilti. Galima pilti ir paprasto vandens, galima įpilti ir alaus. Skonio nesugadina. Troškinimo laikas, neskaitant to rūkinimo, užtrunka maždaug apie 3-4 valandas ir labai priklauso nuo to, kokia mėsa yra. Kas yra įdomu, kad įdėjus žalias bulves ir stambiai supjaustytas morkas, jos neištešta netgi ir labai ilgai troškinant. Bet svarbiausia yra mėsa, tai kai tik tai jinai išsitroškina, galima nuimti. Aš nuėmęs troškinį dar palikau jį pastovėti, tik neįvertinau, kad kazanas yra tikrai didelis ir labai įkaitęs, tai man išgaravo gal daugiau drėgmės negu norėtųsi. Bet viskas yra labai gerai ištroškinta, šiek tiek gal mažokai skysčio, bet labai daug skonio. Tik atkreipiu dėmesį, kad kuo mažiau skysčio, tuo sūresnis gaunasi tas troškinys. Tai jeigu skysčio sumažėja per daug, gali būti sūroka. Na ir kaip minėjau, mėsos gal čia ir nėra per daug, bet pats skonis yra geriausias, tai yra bulvės ir morkos troškintos su mėsa, bet mėsos truputį irgi yra. Kadangi jinai yra labai riebi ir turinti daug skonio, tai jūs jos bet kokiu atveju labai daug nesuvalgysit, o kartu su daržovėmis valgant ypatingai puikus skonis. Skanaus ir iki kito karto.